Labą vėl visiems. Šiandien parodysiu, kaip pasidaryti rėmelius. Paprastesnį būdą. Tai daug čia nepristatinėjęs pradėsiu. Taigi visų pirma, kaip ir vis laik, mums reikia susikurti lapą. Ir jį įsimesti kokį paveiksliuką ar dar ką nors. Iškai nesvarbu. Toliau spaudžiame layer, stroke ir išmes mums štai stroke pasirinkimo funkcijas. Tai visų pirma position, nustatom inside ir štai būna tokios juodos linijos. Atrodo visiškai neįdomiai. Galime pakeitinėti spalvą, pažaisti taip. Galite dydį nustatyti kokį norit. Ir taip toliau. Paliksiu 3. Toliau, norint pakeisti fill tipą, tiesiog pasirenkam gradient. Tada galėsime jau žaisti su gradientais. O labiausiai patarčiau tai su patternais. Štai matot, kaip su patternais išeina gražus rėmeliai. Dabar galit pasirinkti, kokį užsidėti rėmelį. Čia jau jūsų skoniui. Na, manau, būtų viskas. Jei ko nesuprastot, rašot mano YouTube kanale. Ačiū, kad žiūrėjot.